ir veiksmais 9-2. Sužaidus jau beveik 6 minutės. Aukščiausi pažymiai Žalgiriui už gynybą per pirmasias 6 šio kėlinio minutės. Ir prasižengia dabar Marko Popovičius, bandydamas perimti kamuolį, antroji pražanga jam. Galbūt surengti greitą kontrataką. Jevtokas nusiima kamuolį. Popovičius, greitas krepšinis, žaibiškos atakos, ypač kai tik tai atsiranda varžovų gynyba Aleksandras Trifunovičius. Popovičius palaukia, kol praskrieja pro jį vienas gynėjas, tačiau net ir laisvas legionierius Popovičius nepavyksta įmesti tritaškio ir jam. Popovičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelį. Kieta dabar varžovų gynyba, Marko Popovičius iš toli. Sunkiau Aleksandro Trifunovičiaus auklėtiniams gintis agresyviau šiame ketvirtyje. Marko Popovičius. Kevičiui į rankas atšoka kamuolys. Popovičius turėjo erdvės, pataiko Marko Popovičius, atsakydamas tuo pačiu, nors varžovai turėjo pirmą kartą iki. Prieš tai pataikęs tritaškį Marko Popovičius galvojo, galbūt pavyks dar vieną paskutinių 7 minučių atkarpą, laimi svečiai 16-8. Popovičius laisvas. Mindaugas Kuzminskas atkovoja kamuolį, jaučia, jog yra Traorė už nugaros, atmeta jį atgal Delninkaičiui. Baigsis serija trečiose rungtynėse, tačiau Žalgiris pralaimė 8 taškais, klostysis taškas į tašką ir bus likę. Ir pakartoti pernai metų rezultatą Lietuvos krepšinio lygoje. Tokie buvo kai kurių Rūdiko krepšininkų žodžiai prieš šią dvikovą. Minkaitis liko ant suolo. Rūdiko penketas, Dapkus, Kadžiulis, Juškevičius, Buterlevičius ir Gediminas Orelikas. Iš toli Marko Popovičius prieš tai pataikė iš kairiojo krašto, dabar skrieja pro šalį. Kėliniui dar laiko yra. Spėjimams iki pat kėlinio pradžios. Veržėsi tiesiog per vidurį Marko Popovičius, užstringa, lieka 2 atakai. Priverstinis metimas, kamuolys šokinėja ant lanko, į krepšinį įkrinta Adas Juškevičius. Pats Marko Popovičius iš toli netiksliai atkovoja kamuolį. Kadžiulis 10.